Ketvirtasis kreipimasis yra Trakų rajono savivaldybės mero skundas dėl Seimo nario kolegos mūsų Kęstučio Vilkausko galimo viešo spaudimo, būtent Trakų rajono savivaldybė reikalaujant nušalinti Trakų ligoninės vadovę. Ir pareiškėjas nurodo, kad savivaldos teisė yra garantuojama mūsų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ši teisė yra įgyvendinama per savivaldybių tarybas ir merus. Ir pareiškėjo nuomonę, darydamas viešą spaudimą savivaldybei, Seimo narys piknaudžiauja savo kaip Seimo nario teisėmis ir prašo mūsų pradėti tyrimą dėl to. Taip, Domas Griškevičius. Susipažinęs informaciją, aš manau, kad mes kažkaip labai, jeigu iki tokių jau skundų prieinam, labai galim greit nusivažiuoti iki, nežinau, tai Seimo narys ar bet kuris kitas politikas šnekėti negalės. Tai man atrodo, Seimo narys šiuo atveju pareiškė savo nuomonę, viešą pasiūlymą, kad vadovybei kviečia įvertinti ir nušalinti ir viskas. Tai jeigu čia meras patiria tai laiko spaudimu, nežinau, galbūt ne tą darbą dirba žmogus, jeigu jau čia yra jam spaudimas. Tai aš manau, kad čia šito vietų tyrimo tikrai nereikėtų pradėti, nes tada būtų ribojamos Seimo nario teisės galų galiai išsakyti savo nuomonę. Ačiū, Domai. Kolegos, Domas siūlo nepradėti. Taip, prašau, Audriau, jūsų nuomonė. Audrius Radvilavičius. Iš tikrųjų, Domas išsakė visus tos argumentus ir aš pritarčiau jo nuostatai nepradėti. Ačiū. Ar dar būtų kitų nuomonių? Negirdžiu, nematau. Tai kolegos galime bendrų sutarimų sutarti, nepradedami tyrimo dėl šito pareiškėjo skundo. Bendrų sutarimų dalyvaujame 11 komisijos narių. Ačiū.